Sveiki, broliukai ir sesutės. Kągi aš norėjau šiandien jums papasakoti iš tų terariumo pasakėčių. Ogi, kaip ir anksčiau buvau minėjęs, norėčiau jums papasakoti apie terariume esančius virusus. Tiksliau, nesančių virusų. Pas mus tai planetoj Žemėje, aišku, yra virusai, jie, žodžiu, ten patenka į žmogaus kūną, tada patenka į ląstelę ir ląstelė pradeda ten juos dauginti, žodžiu, ir jie taip žmogus suserga. O terariume, pavyzdžiui, yra visiškai kitaip. Terariume visiškai neegzistuoja virusai, tiesiog jie yra neegzistuojantis. Bet, aišku, terariumo šunmokslininkai kartu su visom melagienos priemonėm, kadangi jie tarnauja jų tai nevidono sistemai, tai jie, aišku, tiem terariumo visiems gyventojams meluoja, visi tie šunmokslininkai, daktarai visokie, kad yra tipo tie virusai, kad yra. O kasgi yra iš tikrųjų tam terariume? O iš tikrųjų tam terariume nėra virusų, bet kaip ir sakiau, kągi jie vadina virusais? Jie vadina virusais, o tiesa dar labai įdomu tokia irgi detalė, kad virusai skaitosi nei gyva, nei mirus būtybė, žodžiu, nei gyva, nei negyva. Nes jinai pati negali daugintis, todėl jinai skaitos negyva, bet jeigu jinai tipo patenka į ląstelę jau tas virusas, tada jis kažkaip padaro, kad, žodžiu, ta ląstelė jį pradėtų dauginti, tai, gaminti jo vis daugiau ir daugiau. Tai čia ir yra visas, kaip sakant, pakastas tas šuo. Iš tikrųjų, jokie virusai į tas ląstelės nepatenka ir į ląstelę nepradeda jų dauginti. O kas iš tikrųjų vyksta ir kasgi ten atsiranda ir kaipgi veikia tas žmogaus organizmas terariume. Kaip ir sakiau, jisai ten visai kitokie yra dėsniai, ten ir fizikos dėsniai, ir biologijos, ir visokie kitokie dėsniai ten yra visiškai kitokie negu pas mus planetoje Žemėje, nes pas mus planeta tai sukas aplink Saulę ten ir taip toliau, o ten terariumas stovi vietoj ir saulutė virš terariumo ten ridinėjasi po kupolu. Tai užtat pas juos ir fizikos dėsniai yra visai kitokie. Ir kaipgi veikia, pavyzdžiui, terariume tas žmogaus organizmas. Pavyzdžiui, taip veikia. Pavyzdžiui, nevidono tie tarnai pradeda nuodyti ten žmonės visai. Purkšdami chemtrailus ar panašiai, ar tai, sakykime, per kokį tai maistą, ar tai, sakykime, per vandenį, ar kažkokiais tai kitais būdais, žodžiu, apnuodė ten to žmonės ir ką tada daro tas žmogaus organizmas. Ogi tas žmogaus organizmas, jisai pradeda, jo to organizmo ląstelė, žodžiu, pradeda gaminti tam tikras struktūras, ar tai baltyminės, ar tai kažkokias kitokias, žodžiu, biologinės struktūras, kurios yra būtent skirtos tam teršalui iš organizmo pašalinti. Nežinau, kokį čia palyginimą dabar pasakius, nesugalvoju labai greitai, bet, žodžiu, supratot, kad ir kiekvienam tam, sakykime, teršalui kažkokiam, tai yra vis gaminama vis kitokia struktūra. Ir tarkim, kada jau pašalina jau tą teršalą, sakykime, iš to organizmo žmogaus tas kūnas, tai tada jau ir nustoja gaminti, sakykime, tas struktūras, sakykime, jo baltyminės ar kažkokias tai kitokias, žodžiu, ir ta ląstelė nustoja jas gaminti. O tie, sakykime, nevidono tarnai, kaip ir sakiau, visokie klapčiukai, daktariukščiai ten ir taip toliau, ir, žodžiu, visi meluoja, kad tai yra kažkoks tai virusas papuolė į žmogaus organizmą ir visos ląstelės yra tokios durnos pa žmogaus organizmą, kad jos pradeda ir gamina savo priešą, kaip sakant, ir tiek prigamina to priešo, kad, žodžiu, gali ir patys ten savo kūną numarinti. Tai žinokit, kad čia yra visiškas melas, žodžiu, terariume nesigamina jokie virusai, o gaminasi kaip tik suveikia ląstelės gynybinis mechanizmas ir, žodžiu, ląstelė, kadangi yra ir žmogaus kūnas yra labai protingas, sakykime, jisai ir savarankiškai funkcionuoja, žmogui ir pačiam ir neįsikišant, žodžiu, tai ir jis atpažįsta kokius teršalus ir kaip iš organizmo pašalinti. O teršalai, kaip ir sakiau, gali visai įvairiausiais būdais susidaryti, tie nuodai visokie ar toksinai ar dar kažkas tai tam žmogaus organizme ir netgi nuo elektromagnetinių bangų, sakykime, irgi gaminasi ląstelėse kažkokie tai toksinai ar teršalai. Ir aišku, tiem teršalam pašalinti ir gaminami, žodžiu, tie kabutėse virusai, o iš tikrųjų tai mūsų, sakykime, ten pagalbininkai yra švaros, kaip čia, sakykime, tokie kariai, kurie būtent paima ir pašalina iš organizmo tuos įvairiausius ten papuolusius toksinus. Tai tokia pasakėlė iš tikrųjų
ir norėjau jums papasakoti apie tai, kaip terariume nėra virusų ir kaip ten, žodžiu, nevidono tą visą sukurtą sistemą, kaip tiem dundukam visiems plauna smegenis ir meluoja, kad ale yra visokių virusų. Ten, pavyzdžiui, tam terariume netgi nei vienas mokslininkas nėra kažkaip tai, kaip čia pasakykim, sugavęs tuo viruso, nors nei vieno viruso, žodžiu, niekas nėra sugavęs ir kad galėtų jį kažkaip tai normaliai patirinėti. O kaipgi juos ten tyrinėja? Ogi juos tyrinėja ale iš kažkokių tai likučių. Nu, va, tipo, buvo virusas, tas virusas suiro kažkaip tai ir rado kažkokių ten to viruso likučių ir tada jau tie šūdmokslininkai jau nustatė, kad, žodžiu, čia buvo vat, toks ir toks galėjo būti virusas, žodžiu, ir tada, aišku, uždeda ten jiem visokius ten pavadinimus ar štampus kažkokius dar prigalvoja, žodžiu, nu visokių nesąmonių prigalvoja. Bakterijos, tai sakykime, visokios, tai aišku, žinoma, jos ir terariume egzistuoja ir iš tikrųjų gali, sakykime, užkrėsti žmogaus organizmą, bet va, kas liečia konkrečiai tos virusus, tai terariume galim savo antrininkam visiems perduoti, kad tai virusai tai yra didžiulis melas. Ir jeigu jau, nu, apskritai jau, žodžiu, jeigu kažkoks tai jau sistemos raiktelis pražiuoja burną, tai iškart jau reikia žinoti normaliam žmogui, kad jau iš jo burnos, kaip sakant, eis kažkoks tai melas, ar apgaulė, ar kažkokia klasta, ar panašiai. Tai, pabėgo mintis kažkur. Nu, va, turbūt tiek ir ten norėjau pasidalinti. Tikiuosi, kad mintį supratot, kaip ten yra su tais virusais. O jeigu ko tai nesupratot, tai parašykit, aš mielai, kaip sakant, paaiškinsiu ar papildysiu savo tą viruso teorija, net čia ne teorija iš tikrųjų. Teorija yra tai, kad virusai yra užkrečiami, o čia yra jau terariumo tikrovė. Taip. Tai va, tai malonu, kad klausėt, žiūrėt, jeigu patiko, pasidalinkit ir iki kito karto.